nebetelpa niekas į... Kaip visada nieks nenori šašlykų dėtis. Nes reiks iki vakaro vežti. Pagaliau išmynėme šiaip ne taip iš Kauno. Nors dar Kauno zona taip pat. Nesakysiu, ką čia vyrai veikia prie parduotuvės. Vaistus perka. Vaistus jau perka. Bet šypsena... Važiavo 3 kilometrus ir jau vėl stoja. Bet Ten daug tokių. atsiranda šypsena veide. Nu ką, visiškos būdas. Dabar važiavam per 4 būdas. Išvažiavom iš 3 ar iš 2 būdų. Tai, nu, būda. Ir važiavam link Ešaloto. Ten stovyklavietės stogo. Bus gal visai niekas. Biškį ralinėjom, nes danga palaida nuo vandens. Tai, ką žinau. Linksminamės, man žodžiu. Nu ką, Ešalotas. Ką tik atvažiavom. Gilziuvą radom. Ežeriuką užšalusi. Viskas šiaip gerai. Aš tai nežinau, sausas. Kiti gal. Kaip gyčiui. Ką tu, Kentauras, biškį stovim Kešariuko, lengvai užsimėsim, čia va pasigražėjom vaizdais, dabar reikės lengvai apšilti ir judėti toliau. Sveiki atvykę Rail Baltica. Važiuosim geležinkeliu. Oi, tai yra kirsim į mišką. Va, mūsų žvėrių praėjimas. Radom... Kaip gyvuliai kokie. Ką? Kaip gyvuliai. Jo, tai va čia praeinam ir 100 metrų yra kelias. Tai tikėkimės, kad nereiks per pelkę bristi. Tai prisipylėm vandens ką tik sodybai. Pasibeldėm, sako, kas čia dviratininkai, keliautojai. Ta prasme, taip fake skamba. Skamba kaip apgavikai visiškai ta prasme. Jau lauž striukė. Bet gerai, sako, šulinys ten link miško, tai radom už namą šulinį, prisipylėm. Laukiam dabar Gyčios su Edvinu, tuoj atvažiuos. Kaip oras? Laužė irgi striukė oras. Lyja, dangus pilkas juodas. Dirvonas sudrėkęs visas. Kažkas sakė, kad nuo 5 jau nustos lyt, bet dar... Dar ne 5. Ai, dar ne 5. Nu tai va. Nu tai dar pusvalandis ir nustos. Saulėštis. Jo, tamsoj. Labas vakaras, Lamanos žinios. Šiandien yra debesuota. 4 mm lietaus. Protarpiais išlenda, ką žinau, saulė. Rytoj žada geresnį orą, bet šiandien maudysitės. Pasiruoškite trumpikės ir keliaukite prie Lamenos. Čia puikus oras. Žiemiškas toksai labai. Jo, tai va, tilteliu per Lameną. Davai, let's go. Eina sau. Tai žinok, ant 3 laikas tas... Nu, Pauliau, kaip kelias? Mano tai škeliai 10 balų. Kaip šilta? Šiltas dar geriau. Geras vėjas, ane? Šabakštynai. Mes visai pasireikom, ne ten neasfaltas.
Ką tik Jo, reikia pavyzdžiai, daug mačiau. apdėti ekraną. aplinkui džiovinimui dabar, nes čia jau kaip ir normaliai viskas lauželio. Viskas labai geras. Nu, rimtas lauželis. Gavosi. Pradžia sunki, bet paskui kažkaip svarbu apsistatyti šlapegus iš šonų, jie išdžiūna ir tada va ir joninio lauželis. Gal reiktų šauti ir taip rimta? Rytinis ryto blogas. Nefilmuokit, Ojei, labas rytas. Čia mano kolega Edvinas, nėra jo, dingęs. Rytas 31 gruodžio prie Bedugnio ežero. Nuostabu, saulė šviečia, odai skraido, kas yra įdomiausia. Dabar prasme, tokiu metu odai skraido. Kas vyksta pasaulyje? Edvinai, kokį žodelį apie vakarą? Šlapi batai, kiauras čiužinukas. Labas rytas visiems bikepackeriam, šiaip žmonėm, turistam, keliauninkam, visiems, kurie prijaučia tokiem žmonėm. Sveikinimai nuo Bedugnio ežero, Kaišiadorių berods rajonas, ar Jonavos rajonas, kažkur ant ribos, netoli Rukla. Nuostabus vaizdai, šiandien ryte saulė ir linkėjimai. Smagu iš tikrųjų buvo šiais metais labai keliauti, geri prisiminimai, geri orai, daug patirties, daug įvairovės, Lietuva, užsienis, visko būta ir norėčiau visiems bikepackeriam, visiems turistam, visiems keliauninkam palinkėti ir kitais metais gerų metų, kur bus daug kelionių, kur bus daug patirčių, daug naujų dalykų, kažką naujo sužinot, patirties įgyti naujos, puikios gamtos, dar daugiau galimybių apsilankyti joje ir tikiuosi, kad bus tik tai smagiau. Tarata, tarata. Padangas pristato visoje Lietuvoje, tai jeigu neužsikuria laužas ir reikia įmest padangą, kad geriau degtų, gali pristatyti. Nepriekštas kaimas, parduotuvė, dirba iki 3 dar šiandien, galit spėti. Video įkeltas sausio 5. Tiek dirba, kiek alkoholį parduoda. Bet kaime tai visą laiką niekad nežinai, kiek kelių dirbs. Gali būt, kad iš vis nedirbs tą dieną parduotuvė. Kaip tik žinai, dirba tol, kol alkoholį galima prigauti.